teko kada nors būti scenoje? Ar baisu čia užlipusi scena? Šiek tiek niekiek absoliučiai. Žinote, jums daryti praktiškai nieko nereikės. Reikės tik tai stovėti ir gražiai atrodyti. Atsidurtų dar vienas fokusininkas, jis tiesiog man neduotų sugalvoti, jog fokusininkų daiktus pradanginti yra 3 kartus lengviau negu padaryti, kad jie atsirastų iš naujo. Daiktai gali dingti fokusininko rankose štai. Ir nebėra. Sakykite, ar liūtote ką nors? Ten nieko įtartino. Man neveltui klausiu, nes scenos sinaitė politika dinga mano rankose, šiuo metu yra įrišta tarp tų 2 violetinių. Nepajuto nieko, pasižiūrėkime. Užsikabino, atsiprašau. Jeigu jausitės nepatogiai po mano pasirodymo ateikit, tenai grąžinsi. Kągi, ponai ir ponios, na, o dabar labai svarbus koncerto momentas – masinė hipnozė. Noriu prašyti jūsų visų pakelti rankas štai taip. Visų. Jau, filmavot. Ir gale taip pat. Man tik nupiršti. Dabar visi labai lėtai. Pasukite savo rankas delnu į mane. O dabar leiskit, paimdavau. Ateidamas mane pasitikti. Aš laukiu. Aš neveltui prašiau jūsų pakelti rankas, kadangi kitam mano fokusui man buvo tiesiog reikalingas žiedas. Ir aš pamačiau jiems jūsų rankas. Ar aš galėčiau jį pasiskolinti iš jūsų? Gerai? Taip. Žiedą įdedam į nosinaitės vidų. Ir žiedas dingo. Tai buvo viskas. Kol kas norėčiau paprašyti, kad jūs padraugautumėte su mano draugu Asiliuku. Ačiū! Mano pasirodymo eigoje ant stalo stovėjo ši dėžutė. Kaip jūs manote, kas yra viduje? Žiedas. Balandė. Kas žiedas? Noriu balandė. Ne žiedas. Balandė. Jau dar ne žiedas. Aha. Čia yra štai tokia dėžutė, bet ne yra sustina. Sakykite, mano draugas Asiliukas neturi raktą netyčia. Jūs pati savo rankomis atsakinkite. Ir labai atsargiai. Atidarykit ir viduje yra kas? Pakelkite. Jūsų. Ačiū labai. O dabar labai sąžininkai, pakelkite rankas tie, kurie norėtų išmokti bent vieną nesudėtingą fokusą atlikti patys. Taip, rankų yra nedaug, bet praktika rodo, kad salėje būna dažniausiai maždaug 10 kartų daugiau norinčių, negu kad pakeltų rankų. Gerai, šiandieną aš jūs išmokysiu rodyti vieną nesudėtingą fokusą. Yra įprasta, jeigu jūs žiūrite į kortos veidą, jūs suvokite, jog kitoje jos pusėje yra nugarėlė. Ši korta yra ypatinga, jinai neturi nugarėlės. Jinai turi tik 2 veidus. Vienoje pusėje yra padarytas nupieštas tūzas, kitoje keturrakė, čia triakė, na, o čia šešiakė. Aš manau, suprato. Matau, nelabai. Gerai, dar sėkiu pakartosiu tą patį fokusą šiek tiek lėčiau. Ir taip, vienoje pusėje tūzas, kitoje keturrakė, čia triakė, na, o čia šešiakė.
Nelabai. Gerai, žadėjau atskleisti kokios paslaptį, tiek to. Tai aš laikau kortą ir šioje pusėje yra akis. Mūsų smegenys automatiškai suvokia, kad po mano pirštais taip pat turėtų būti akis, bet jos tai nėra. Jeigu štai tokią kortą mes paveiksime iš vienos pusės, jinai atrodys visai kaip šešiakė. Iš kitos pusės keturrakė. Kitoje pusėje analogiška situacija. Niekur tavo kažkoks hibridas. Pridengėme iš apačios tūzas, iš viršaus štai mums kriakė. Jeigu jums patiko šis fokusas, grįžę namo, pasigaminkite tokią pat kortą ir taip pat kaip ir aš dabar galėsite apgauti savo draugams rodyti fokusus. Na, dar kad jūs nepamirštumėte, aš pakartosiu dar sykį. Ir taip, vienoje pusėje tūzas, kitoje pusėje keturakė, čia triakė. Kas pasakė triakė? Ne, čia triakė, o anoje pusėje šešiakė. Linkiu sėkmės. Vieną sekundėlę. Sakykite, ar pastebėjote, kiek per paskutinės 15 minučių čia šioje salėje buvo šypsentriota. Didis žmogus, genialus filosofas, Ciceronas yra pasakęs genialią, bet visiems mums labai gerai žinoma frazę. Žmogus yra laimingas, kada jis juokiasi. Todėl šiandien atsisveikindamas su jumis, norėčiau iš visos širdies jums visiems palinkėti kuo daugiau šypsenų. Nebūkite rimti. Padėkite, kad didžiausios pasaulio vaikystės buvo padarytos būtent su rimta veidrodžio šypsena. Darykite šypsenas vieni kitiems ir galbūt jūsų mano šypsenų. Šis pasaulis pasidarys bent kiek geresnis. Ačiū už jūsų šypseną. Arvydai, einu aš pas tave ir bijau, kad mano kokio paponės neištraukti. Tai, Apolonija, taip dažnai būna, tai ne pirmas kartas. Aš tiesiog patikinu visus, kad fokusininkas ir vagis yra dvi skirtingos profesijos. Aš tave iki fokusą parodysiu. Opa. Ačiū tau. Ir salės stoja, vaiką, ačiū. Vienas. O. Nu, nenorėčiau, kad tu sutiktum šitą pacientą, stonį, iliuzionistą, kad ir tau taip likimas